Labadiena, mėly žiūrovai. Šiandien mes tęsiam savo laidų ciklą apie profesinį mokymą. Koks profesinis mokymas yra, kokio profesinio mokymo mes laukiame, tikimės, kad jis bus. Savo laidose kalbinam įvairius profesinio mokymo atstovus, mokinius, mokytojus, vadovus, švietimo ekspertus. Šiandien pas mus svečiuose Evaldas Žiliukas, tai yra Žirmūnų vadinamojo VESK profesinio mokymo centro profesijos mokytojas. Sveiki. Labą dieną. Evaldai, man dvigubai malonu Jūs pasveikinti, nes esu ragavęs Jūsų patiekalų. Visi jau buvo labai skanus. Tai toks pokalbis, kuris yra šiek tiek ir skonio prisodrintas. Na ir kodėl aš Jūs kalbinu? Evaldas yra profesijos mokytojas. Lietuvoje yra problemų viena vertus. Kaip pritraukti profesijos mokytojus į profesinį mokymą? Pirmas dalykas. Antras dalykas - profesijos mokytojų kokybė. Kad profesijos mokytojai tai yra tie žmonės, kurie kokybiškai turi dirbti, idant profesinis mokymas būtų kokybiškas. Galima sukurti labai gerą infrastruktūrą, galima įdėti daug pinigų, sukurti kažkokius ten ypatingai didelius materialinius resursus, bet viskas atsiremia į žmonės, nes profesijos mokytojas yra tas žmogus, kuris tiesiogiai dirba su tą naujai atėjusią medžiagą, ar nes dirba su jaunimu arba su suaugusiais, kurių vis daugėja profesinio mokymo centruose. Tai va, pirmiausia, dėkui, kad radot laiko. Galim savo ramiai, atvirai pašnekėti, kaip jums sekasi. Ir tada aš Jūsų pabaigoje dar pabandysiu paprašyti pareflektuoti, kad Jūs ir platesniai perspektyvai pažiūrėtumėte į Lietuvą, ar ne, į profesijos mokytojų rengimą. Evaldai, pirmas klausimas tai būtų toks. Žinau, kad savo profesiniai karjeroje daug žingsnių padarėt ir dirbot ir virtuvės šefu, ir kažkur studijavot, ir kažkur po pasaulį pasibastėt. Papasakokit truputį apie save, būtų įdomu išgirsti, kaip jums profesinė karjera klostėsi. Tai ta profesinė karjera buvo iš tikrųjų tokia labai keista, nes gyvenimą dalinu ir kai, jeigu reikia įsivysinčių, tai gyvenimą dalinu į dvi dalis. Iki virtuvės ir po virtuvės. Tai ta biografija įvairi, bet aš labai aiškiai žinau, kad nuo vaikystės noriu būti virėjų. Ir į darželį vaikščiau mažai, teko daug laiko leisti su močiutė, močiutės gamina maistą ir ta meilė gaminimui ir tas rūpestis pamaitinti kiekvieną, tai jisai matyti iš vaikystės yra ir atėjęs. Tai gyvenime ko tik nedariau, nes pirmos studijos irgi kažkada tai baigta proftechninė mokykla, po to Vilniaus inžinierinis statybos institutas, kuris besimokant patapo Gedimino technikos universitetu. Tada 91 metai sausio įvykiai, mūsų antras kursas visas beveik išsibėgiojo. Ir tiesiog toks laikmetis, kad reikėjo kažką daryti, taip toliau, tai planavau tapti istoriku, tam labai intensyviai ruošiausi, dirbau Panevėžyje kraštotyros muziejuje, buvau vyresnysis mokslinis bendradarbis, rašiau straipsnius, konferencijos. Ir ką gyvenime iš tikrųjų veikdavau, visada viskas ateidavo apie maistą. Tai jeigu važiuodami kaimą į ekspedicijas, daugiausiai klausimų užduodavau apie maistą, ką gamina, kada gamina, kokios šventės, visi kiti dalykai. Tai buvo įdomu. Ir tas kelias iš tikrųjų jisai buvo pakankamai ilgas iki profesionalios virtuvės. 2009 metais perskaičiau, kad yra paskelbtas neprofesionalaus virėjo konkursas. Tai buvo lapkričio kažkur tai mėnuo ir išsiunčiau receptą, kaip įsivaizduoja skandinavišką virtuvę. Iki konkurso finalo liko kelios dienos, galvoju, matyt kažką netai parašiau, nepatiko, gavosi taip, kad tų receptų buvo atsiųsta gerokai virš 100, puoliau tarp 3 finalistų. Ozo prekybos centre buvo sumontuota virtuvė, renginys visą dieną, gaminom ten savo tuos patiekalus, paskui juodos dėžės su kažkokiais produktais, ką reikia pagaminti taip toliau. Ir aš supratau, kad man buvo 39 metai. Tai jau brandus žmogus. Taip, kad atėjo pagaliau laikas gyvenime kažką keisti ir kada, jeigu ne dabar. Tai kai dabar pamenu, išsiunčiau 5000 CV Europos, Skandinavijos restoranai ir manęs niekam nereikėjo. Tada bilietas į Angliją, Londonas, agentūra, mėlynas kombinzonas, papuoliau į virtuvę.
Supratau, kad mano gaminimo žinios yra kažkur tai labai menkos, nes tai, kas vyksta, tie vyrukai turi kažkokią tai sistemą, pagal kurią dirba ir pirma mintis, kadangi ta virtuvė man labai patiko, kas vyksta, jinai nedidelė, tokia pakankamai jauki, nežiūrint to, kad svečių per vakarą maitindavo iki 200 ir kiekvienas valgydavo 3-4. Europietiškas variantas. Tai Anglija, tai itališkas modernus restoranas, švarūs skoniai, viską gaminom patys ir tokia mintis, aš čia pasiliksiu. O tas aš pasiliksiu, tai reikia įdėti daug pastangų, kad tu pasiliktum, nes tie agentūriniai žmonės, jie yra siuntinėjami kaip Bolto taksitų šiandien vienur, kitą kartą kitur. Ir pradėjau aš nuo 3 vakarinių vėlyvų pamainų per savaitę, kai ploviau indus, kažką tai dariau virtuvėje. Po mėnesio laiko kažkas sako, klausyk, nerandam antro pusryčių šefo, reikia, gal tu galėtum. Ja, galėčiau. Tai turėjau tų pamainų daugiau, paskui toks grafikas 6 dienos per savaitę. Apsitryniau toj virtuvėje ir visada ieškodavau progų, ką pagaminti, ką padėti kolegom, kad ne tik indus plauti, nes indus plauti viskas gerai, bet norisi jau peilį paimti ir taip toliau. Tai tada akademija. Akademija. Pamatė vadovai, pastebėjo, ar vyksta bendravimas, nes virtuvėje gaudavau pagal savo pareigybę tokių jau sudėtingesnių darbų, kas jau pereina ir į maisto ruošimą, arba būdavo, kai per servisą vadinamą vakarienės metu, koks nors šefas pradeda grybauti ir jau vyriausias šefas sako, Evaldai, ateik parodė, kaip ten reikia daryti viską. Tai aišku, tie momentai tokie būdavo, čia motyvacija, aišku, adrenalino, jaudulio, rankos dreba, taip toliau, bet faina. O kolega buvo kaip tik pabaigęs vieną akademijos programų ir jisai sako, eik mokintis. Tai stojau į Westminsterio koledžą, istorinė tokia mokykla, 1910 metais įkurta Londone, Westminsterio abatyje, legendinė šefo Auguste Escoffier, nes tuo laikmečiu kaip tik radosi tinklinį, jau pradėjo rastis viešbučiai, reikėjo personalą į kitą lygį perkelti, mokymų. Ir ta mokykla, kai susikūrė tenai, tai iki šiol ten yra, aišku, jau daug kas pasikeitė, bet restoranas, kuris buvo įkurtas, ten yra. Ir aš įstojau 2010 metais, tai kaip tik buvo 100 metų jubiliejų mokykla šventė, antra pagal senumą pasaulyje. Puikus mokytojai, neakivaizdinės studijos, programa truko 9 mėnesius ir 1 dieną per savaitę būtent studijos. Tai kadangi turėjau vieną išeiginę dieną šiaip per savaitę, tai ta išeiginė diena buvo skirta studijom. Daug labai savarankiško mokymosi, testai, atsiskaitimai ir panašiai. Mokymasis teoretizuotas? Ir teorija, ir praktika, bet programos labai iš tikrųjų sukurtos ir veikiančios, labai realios, ko reikia. Iš tikrųjų restoranam ir mes turėdavom kelias pamokas teorinės, kur atsiskaitydavom testus, aptardavom pamokos planą ir tada eini į virtuvę ir jau virtuvėje ruošiesi. 3 paskaitos sesija, vertinimas 100 balų sistemoje, nuo to ar švarūs tavo batai, ar iškrakmolintas tavo virėjo švarkas, ar aštrus peiliai iki to, ką gaminam. Tai buvo pakankamai įdomu, buvo stresinga, iš tikrųjų streso gal mažiau turėjau toj virtuvėje, kurioje dirbau, negu akademijoje, kažkaip to jaudulio buvo šiek tiek daugiau. Na ir mano šefas, kai sužinojo, kad aš dar įstojau į akademiją, ateinu, kai dabar pamenu, į savo pamainą, apeinu, apsižiūriu visas valdas, nuo ko reikia pradėti tas arklydės jau nešti, ką ten plauti, tvarkyti. Sako, tai šefas ieško, sakau, šį ką tik mačiau, nieko nesakė, sako, čia baigi išsikalinėti, eik tavęs Davidė ieško. Ateinu pas šefą, užsidarom toks ankštas ofisas, kavos gersiu. Galvoju, dabar visi pokalbiai vykdavo virtuvėje, jeigu kažkas tai vyksta, o čia kodėl kabinete užsidarom, bet, okei, nieko neprisidirbau, viskas gerai.
Sako, žiūrėk, aš tave stebėjau daugiau kaip pusę metų. Sako, niekaip nesupratau, bičias, kuriam 39 metai, sako, tu už mane jaunesnis 1,5 metų ir staiga tu nukrenti man ant galvos, kad tu čia nori šefo ir taip toliau. Sako, ar tu tikrai nori? Sakau, aš dėl to ir atvažiavau, kad aš noriu. Ok, išgėrėm kavos, pasikalbėjom, sako, skambink į agentūrą, kadangi aš buvau nuomojamas darbuotojas ir kad atsiųstų kitą darbuotoją, sako, paduoda man raktus, sako, kur mūsų spintelės, tu žinai, ten tavo uniformą, kaba, persirenk ir ateik į virtuvę. Kolegos tau pasakys, ką reikia daryti. Ir tarsi ta pati virtuvė. Širdis dunksėjo. Tai be abejo, kad taip, kaip jaudulio to buvo, tai dabar atsimenu, lapkričio 11 diena yra ta diena, kai būtent tai įvyko, man tai yra asmeninė šventė labai didelė. Visada savo pirmą šefą tą dieną pasveikinu, parašau žinutę. Tai va, ir nuėjau, persirengiau, ateinu į virtuvę ir suprantu, kad aš tą virtuvę mačiau tarsi ta pati patalpa, ta pati erdvė, bet aš mačiau visai iš kitos perspektyvos. Savaitę laiko dirbau su kolegomis, vieną dieną šefas Davidė Italas sako, žiūrėk, tau kolegos ten padės pasiruošti, šiandien vakare tu eini į restorano salę ir gamini gyvai. Aš savaitę laiko tik tai dar meniu savo dalies iki galo neišmokęs, sudėtingi pasiruošimai, daug ingredientų, daug pasiruošimo. Kai dabar atsimenu, pasidariau tokią špargalkę, nes vėlgi jaudulio daug. Na, čia challenge'as jau didžiulis. Jau didelis. Ir kai pasikeli, kai tu esi virtuvėje, tu esi šeimoje, tu jautiesi saugiau. Aišku, visi turi atsakomybės, griežtas, taip toliau. O tu čia atsiskiri nuo šeimos, išeini į restorano salę, kur sėdė visi svečiai pasipuošę, laukia vakarienių ir taip toliau. Tai ten jau taip buvo ekstremaliai. Vienintelį dalyką turėjau nedidelę ausinę, aš girdėjau, kaip siunčiami patiekalai, nes turiu išlaikyti ritmą, ne bet kada tą patiekalą atiduoti ir panašiai. Tai va, po savaitės ausinę sugedo, sakau, duokit naują, sako, apsieisi to ir be ausinės gerai gaunasi. Tai va, ir dieną dirbdavau restorano virtuvėje. Tada vakarinė ta dalis pasiruošė, iškeliauja jau į salę gaminę salę ir tai pusę metų gaminau, po to mes tiesiog pakeitėm šiek tiek formatą, keitėsi meniu ir to gyvo gaminimo nebeliko, bet tai buvo iš tikrųjų tokia programa, sąlyginai sukurta individuali programa mokymui ir tai padėjo persilaužti. Nes pirmą vakarą, atsimenu, atsistoju, pasiimu peilį, kažką gaminti, to pirmo užsakymo laukimas. Toks jaudulys, adrenalinas, taip toliau, nesinori susifeilinti, nesinori atrodyti kvailai, niekasgi nenorim atrodyti kvailai, ar ne. Ir už nugaros blykstės aparatų kažkas iš svečių atsistoja, fotografuoja, rankos taip dreba, stengiasi nusiraminti, susivaldyti, bet viskas buvo gerai. Evaldai, bet va dabar, kai minėt, aiškiai, aš dabar galvoju, kiek kompleksiškas apskritai darbas yra, pradedant švariais batais, to streso valdymu, tai nėra savo paprastai maistą padariau. Čia yra tiek sudėtinių dalių, kad aš dabar net nespėjau savo smegenyse sugalvoti visą tą. Tai yra panašiai kaip simfoninis orkestras, kuris groja, kiekvienas turi savo partitūrą, lygiai tas pats virtuvėje yra atsakomybė didelė, be daugelį metų iš eilės apklausose, įvairių šalių apklausose, šefo profesija išlieka pagal stresingumą antroji vietoje, tai ten pirma vieta keičiasi. Tai astronautai, tai chirurgai, kurie daro labai sudėtingas operacijas, ten dar kažkas. Šefai mes karaliavom stabiliai antroji vietoje. Kaip sakai, vieną kartą susifeilinsi, klientas neateis. Taip. Yra buvę atveju, kai netenkama Mišelino žvaigždžių, yra šefų, kurie ir nusižudė, ir į depresijas įkrytė. Tų istorijų daug, nes darbas tai yra žiauriai sunkus, fiziškai, morališkai ir aš pats daug metų negalėjau suprasti, kodėl žmonės renkasi, nes yra kažkoks bruožas, kuris mus virėjus vienyje. Kablys kažkoks ar ne? Kažkas tokio gatvėje, sutinki žmogų, pasižiūri, aš jo nepažįstu, bet aš žinau, kad jisai dirba virtuvėje. Tarsi tu neužuodi, bet kažkokie elgesio dalykai, kurių aš negaliu logiškai paaiškinti ir kažkada man toks kilo kaip tarsi atsakymas, kai aš jau apsiraminau, mes visi esam adrenalino fanatikai ir adrenalino gaudytojai. Tai žmonės, kurie ateina į virtuvę, dažniausiai
įtaką padarė močiutės, kaip ir mano gyvenime, turi tą labai ryšį su močiutėm, su mamom. Maisto gaminimas, šeimos šventė, noras pagaminti, pavaišinti visus ir taip toliau. Ir būtent tas, kaip banglentininkai gaudo bangas, tai šitoje vietoje tu gaudai adrenalino ir mes tokie adrenalino fanatikai esam. Nes virtuvėje dirbti po 16-17 valandų, beveik be išeiginių dienų, dirbti tada, kada visi ilsisi, kada Kalėdos, nauji metai, šventės, taip toliau, kada visi leidžia atsipalaiduoti, o tau tai yra darbas. Tai vėlgi supranti, kad tas kolektyvas, su kuriuo tu dirbi, jie pasidaro labai artimi žmonės, tai yra savotiška tavo šeima, tu žinai apie juos, jie žino apie tave ir tai yra faina. Kaip Žirmūnuose atsidūrėt? Prieš porą metų gal kilo tokia idėja, apskritai kažkada gyvenime turėjau pasirinkti ar daryti savo asmenę kaip šefo karjerą, bet man tie socialinė pusė yra labai įdomi, daug tų socialinių projektų yra išvystyta ir prieš porą metų kažkaip kilo mintis, kad gal visai būtų smagu turėti keletą pamokų mokykloje, virėjų mokykloje, kad savo žiniomis, ką moku, galėčiau pasidalinti su kitais. Ir taip gyvenime nutinka, tu pagalvoji, viskas įvyksta. Pavasarį prieš Velykas sulaukiau skambučio, gal norėtum pasikalbėti. Tai derinamės tą susitikimą, aš šalia Vilniaus turėjau kaip tik vieną filmavimą, atvažiavo direktorius Saulius į tą lokaciją, nes man su laiku niekaip neišėjo pasigauti, mes pasikalbėjom, sako, atvažiuok į svečius, aš tau parodysiu. Atvažiavau vieną kartą į mokyklą, pusę dienos praleidau, parodė laboratorijas, pamačiau mokinius ir supratau, kad man čia įdomu. Tai nuo gegužės vidurio ir prisijungiau prie kolektyvo. Iš tikrųjų tai yra džiazas, tai yra faina. Tai, ką mes darom, kolegos, mokiniai, tie projektai, kuriuos mes mokykloje kūrėm, jie veža. Girdėjau, kad šiek tiek esat netradicinis mokytojas. Galit pakomentuoti, jeigu kas ateina į galvą, kodėl taip gali kalbėti? Nežinau, ką labai gerai atsimenu, savo gyvenime atsimenu mokytojus, kurie mokiniui jautė pagarbą ir bendravo kai lygus su lygiu. Tai gal norisi būti tokiu mokytoju, ne tai, kad madingu ir populiariu, bet norisi iš tikrųjų būti tuo žmogum, kuris gali padėti tam jaunam žmogui. Tai nebūtinai profesiniai vien tik tai dalykai, profesinės žinios, visi mes turim sunkių dienų, ar ne, tai būna, kad tiesiog susitinki su mokiniu, matai, tu jau jį žinai, kaip jisai elgesi, eina nukabinės nosį, pasigauni, ateik čia, kas tau yra, kas su mergina susipykai, namuose problemos, darbe problemos. Tokia empatija, žmogiškas palaikymas, ar ne? Tai būtent tas ryšys ir tai nėra suvaidinta, aš tai darau natūraliai, tai gal tai juos ir kabina. Aišku, visokių žmonių yra, mesgi nesam tie saldainiai, kurie patinka visiems, tai aš irgi gal esu pagal kažkieno tai skonį, bet vėlgi būti virš 50 metų ar ne ir rasti ryšį su žmonėm, kurie už tave gerokai jaunesni, šitoje vietoje aš neturiu labai didelių kompleksų, mes bendravom ir per pertraukas, labai smagu yra, kai išeini į lauką ir paskui tave ateina koks 15 žmonių kalbamės. Įvairiom temom, nuo visiškų blevyzgų anekdotų iki profesinių dalykų. Turim su kai kuriais mokiniais pasidarę savo čatą, nuo profesinių dalykų iki anekdotų, kažkokių funny reikalų, kur siuntinėjimas. Ir turim projektų, kelis projektus mokykloje padarėm, toks branduolys susiformavo. Tai nereiškia, kad su kitais mokiniais nedirbi, bet būtent atsirado ten tokia grupė, gal 12 panašiai mokinių, su kuriais mes sulipam praktiškai nuo pirmos pamokos. Tai spalio pabaigoje Druskininkų sūrių festivalis, dalyvavom, darėm tokį stalą, irgi toks lengvas džiazas, po to vakarienė, gala vakarienė sūrių festivalio.
Po to lapkričio pabaigoje Valakėliuose Pasvalio rajone draugai organizuoja tokią pyraginių šventę, kur žmonės suvažiuoja iš visos Lietuvos. Mokiniams sakau, žiūrėkit, aš ten važiuoju teisėjauti, padėti aš jums negaliu, nes bus nesažininga, nes turėsiu vertinti ir jūsų patikalus, bet jeigu norit, galit savarankiškai. Dalyvavo? Tai be abejo, kad taip atsirado labai greitai, kurie nori, kai kurie norėjo, bet nesusidėlioja grafikų. Kolegė mokytoja Patricija, irgi buvusi mokinė tos pačios mokyklos, dabar mokytoja, su kuria vedam kartu pamokas. Patricija, ar tau būtų įdomu? Ja, man įdomu, sugalvoju įdomų planą, nuvažiavo pas Patricijos močiutę, privirė cepelinų, atvažiavo konkursė, ten tų nominacijų pakankamai nemažai, 2 pirmos vietos, 1 3 vieta ir tai... Po to sakau, hebra, aš jums biškį koją pakišau, nes negražu būtų, jeigu visas pirmas vietas būtų. Nuskinti žirmūnai. Viską nusiskynę. Taip, mes darom taip, kad mums būtų smagu, mums būtų įdomu, mes ir mokinamės, ir bendravom, klausom muzikos ir tai toks natūralus gyvenimas. Žinote, Valdai, aš dabar galvoju, iš to, ką pasakojat, panašu, kad nuo vaikystės kažkur buvo visą laiką šešėlė ta tokia maisto tema, kurį įvedė, savotiškai atvedė, ar ne, į šitą karjeros vingį. Ir su mokytojais, kai galvoju, nėra tai gerai, bet yra tekę sutikti žmonių mokytojų, kurie sako, nepatinka man tas darbas, jis eina į tą darbą kaip į vergovę. Ir jūs nedirbęs mokytojų niekada pakliuvot į žirmūnus ir, kaip sakot, džiazas, ne džiazas, radot kalbą ir taip žiūrint į jūs ir klausant jūsų, nesusidaro įspūdis, kad tai būtų labai sunku. Tai ar yra toks dalykas kaip kažkoks pašaukimas, ar ne pašaukimas, bet kažkokia slaptas gebėjimas būti mokytojui apskritai? Aš tai galvoju, kad nuoširdumas, nes jauni žmonės jie jaučia, kada tu esi nuoširdus, o kada tu vaidini kažką tai. Tai ta vaidyba, vėlgi prisimenam savo mokyklą, savo mokytojus ar ne, universitetus, žmonės, kurie nebuvo nuoširdus, jų kažkaip atminty ir neliko. Sutinku, pasimiršta. Taip, jie pasimiršta. Liko tie mokytojai, kurie gal buvo ir griežti, ir reiklus ir taip toliau, bet tie, kurie su tavim nuoširdžiai bendravo. Tai man pasisekė, aš turėjau tokių mokytojų. Praėjusią vasarą pas draugus sodyboje renkamės kartą metuose ir susitinku savo fizinio mokytoją buvusi. Jokiuose sakau, žinai, Svajūnai, tada, kada man buvo ten 15-16 metų, aš sakau, negalvojau, kad su savo mokytoju sėdėsiu ir mes gersim alų. Jis juokėsi, sako, jeigu aš tau būčiau tada pasakęs, kad tu pats būsi mokytoju, tu irgi būtum nepatikėjęs. Tai iš tikrųjų taip yra, tas gyvenimo vingis jis taip pasisuko, bet aš tai priimu, kad jeigu manęs tenai reikia, aš atsiradau. Viskas nutinka tam tikrų laikų, tam tikroje vietoje, o mokykla yra tikrai, iš tikrųjų, jinai yra labai faina. Mes gyvenam ne kaip tradiciniai mokyklai, pas mus nėra skambučių, mes bendraujam pakankamai atvirai, turim visokių erdvių, kur galim ir neformaliai pasikalbėti. Ir tas pamokas dėliojamės, kiekvienas mokytojas turi savo metodiką, savo prieimą, kaip išmokyti, bet kokiu atveju mes turim paruošti specialistus, tai dėl ko ir susirinkom, bet būtent tas bendravimas, kai tu užmezgi ryšį, visokių yra jaunų žmonių, yra kompleksuotų, yra užsidariusių introvertų, yra tų, kuriuos sunku prakalbinti, išjudinti. Nepaslaptis yra tų, kurie atėjo tiesiog, aš nežinau, kas tas virėjas, tai pasimokinsiu, bent jau namuose mokėsiu ten kažką valgyti, pasigaminti. Tai tas požiūris gal nėra teisingas ir geras, bet tie žmonės, kurie ateina kryptingai ir jie žino, ko nori, jiem padėti, užaugti, pastumėti, tai yra laimė. Iš tikrųjų, kai tu supranti, kad tu dedi karjeros pamatus jaunam žmogui ir tu padedi jiem gyvenime išjudėti, nes svarbu surasti tuos teisingus žmonės, kurie pastumėtų, įkvėptų ir tokį dalyką, ką darau, tai mokiniams sakau, žinot, mokykloje vidurinėje jūs mokino nedaryti klaidų. Aš atvirkščiai sakau, nebijokim daryti klaidų. Mes čia mokinamės ir būtent mūsų tikslas. Klaidos būtinybė yra. Taip, tai yra mokymo dalis. Kažkas nesigavo, bet tu tada žinai, kodėl tau nesigavo, kur tu padarei klaidą.
Ar tai recepto klaida, ar tu tiesiog pražiopsoji puodą laiku nenuėmė ir jisai ten jau pradėjo svilti ir taip toliau. Kai žmogus nebebijo suklysti, jisai gauna daugiau pasitikėjimo. Kai tu jam duodi daug atsakomybės, jisai tą prisima ir jisai neša. Tai tame visi tie dalykai ir yra. Žiūrėti į jauną žmogų kaip į suaugusi, neturėti to, aš čia kažkur aukštai, tu ten žemai. Tada niekas nepaeis. Žemesnis. Visi mes esam, kai sakau, mėgėjai, ar ne, ten išvaizda, dar kažkokie charakterio dalykai ir taip toliau, bet mes susirinkam vardant kažkokio tai bendro tikslo ir tai yra smagu. Elementariausiai, tas sūrių festivalis, tos pyraginės, po to kalbėsi, klausi jų atsiliepimų, kokios emocijos, kokie įspūdžiai, kaip tu jautiesi, ar tau patiko, arba ateina į praktiką, kažkur sako šefė, mokytojų, arba evaldai tiesiog, man ten nelabai gerai. Okei, nesikankink, jeigu tu jauti, kad ta vieta ne tavo, jeigu tu, kad ir praktikantas, bet nesulaukia tam tikros pagarbos arba tam tikro elgesio, nereikia gaišti laiko. Lygiai taip pat tiem, kurie nenori būti vyrėjai, sakau, klausykit, gyvenimas trumpas, mano paties gyvenimas, atrodo, man čia visai neseniai buvo tiek, kiek jum, o dabar aš jau virš 50 metų, nešvaistykit jo veltui, eikit, darykit tai, kas jums patinka, norit būti kirpėjais, visažistais, nežinau, dailininkais, vystykit tuos pomėgius, norit išvažiuoti į užsienį, daryti karjerą, mokinkitės kalbų. Nešvaistykit laiko veltui, nes laikas jisai negrįžta, jo neatsuksim, mes neturim tokių galimybių. Tai tas pasidžiaugimas kiekvieną dieną ir tame matyti ir atsiranda tas visas įdomumas ir tas draivas, kuris veža. Čia labai įdomus dalykas, žinot, aš galvoju, ypatingai, kai dėl įvairių dalykų mokyklos, bendro ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos irgi neretai saugo tuos vaikus dėl tų vadinamųjų krepšelių, dėl pinigų. Ta mintis yra, Valdai, jūsų labai svarbi. Amerikietiškai tradicijoje yra daugiau, net ir britiškai tradicijoje daugiau bandyti. Pas mus vis dar velkasi tą mentalinę tradiciją, renkėsi profesiją vos ne visam gyvenimui, pakentėk, iškesk, gausi darbą, iki darbą. Ir tada tas žmogus eina dažnai kaip į vergovę. Tai, iš tiesų gal neverta būti tais naiviais perfekcionistais, kad visa jūsų susirinkusi viena ar kita grupė bus puikiais vyrėjais. Jūs padedate tiem, kurie nori, kurie gali, kuriuos gali stumdelt, bet visą laiką bus žmonių, kuriems gal verta iš tiesų laiku atsisveikinti ir ieškoti kito kelio, ar ne? Be abejo, nes vėlgi negalima žmonių dėti pagal tą patį štampą, ar ne? Virtuvėje, kiek daug susirinka įvairių žmonių, įvairios istorijos, ko nesusitikę, žmonės baigia aukštuosius, kalbantis keliomis užsienio kalbomis. Ir atėję iš pačių įvairiausių profesijų, ne tiek jau, vėlgi, yra, kurie pasirinko jaunam amžiui. Vienas iš tokių sutiktų kolegų, man tada buvo jau 40 metų, Tomui gal 23, ir taip darbe pasikalbėjimam to laiko netiek jau daug, įtemptas servisas vyksta taip toliau, bet kažkaip tai sakau, aš mokiausi akademijoje ir buvau atrinktas ar 50 studentų, kurie turėjo dirbti Princo Viljamo vestuvėse ir taip toliau. Tomas šyptelėjo. Šiaip visada būdavo įtarimų, nes kompanijos generalinis direktorius visada su Tomu labai elgdavosi pagarbiai. Nežiūrint to, kad vaikui 23 metai. Aš po to pokalbio supratau, kodėl. Pasirodo, jis iš labai kilmingos šeimos, jo šeima jau kelintos kartos bankininkai ir taip toliau. Jis sako, Evaldai, aš turėjau pakvietimą dalyvauti tose vestuvėse kaip svečias. Bet sako, aš irgi nedalyvau, nes aš dirbau. Tai vaikis 15 ar 16 metų išėjo iš namų, nuėjo dirbti. Jis be jokios pozos? Jisai labai paprastas, jisai tikrai nesinaudoja savo garsią pavardę ir taip toliau. Vienintelis dalykas, sako, aš laukiu 26 gimtadienio, sakau, Tomai, kodėl? Sako, pas mus šeimoje yra tradicija, vyrui, kai sueina 26 metai, jisai gauna gerą laikrodį dovanų. Tai maždaug šitos privilegijos aš neatsisakysiu, bet visa kita, ten patogus ofisas London City, atskiras kabinetas, simpatiška asistentė, visų tų dalykų jisai atsisakė. Tai daugelis žmonių sutinki su labai įdomiom biografijom, su labai įdomios praeitis yra.
Daug žmonių yra išėję iš gatvės, kur kažkada tai jau ir tokie kriminaliniai dalykai, ten prancūzai, emigrantai iš Maroko, Alžyro, užaugę Paryžiuje, kažkokiam neramiam rajone ir taip toliau, kurie vieną dieną pasuko į virtuvę ir tą savo agresiją, kažkokius tai kitus dalykus, fizinę jėgą jie nukreipia būtent į tą sritį, į pozityvę ir jie tuo gyvena, jie džiaugiasi, aišku, nes ir pavargstam, ir sunkių dienų būna, ir nesėkmių būna, ir batai koją nuspaudžia, ir žaizdos, nudegimai, dar kažkokie dalykai, bet atsiranda kažkokie tai momentai, kurie veža ir tu eini kitą dieną į darbą su džiaugsmu patenkintas, nežiūrint, kad tos dienos gal, jeigu tai pasižiūrėjus, visos ir vienodos, bet kiekvienoje dienoje tu atrandi kažkokių dalykų. Ja, ypatingai maiste. Aš sutinku. Nes matot, aš galvojusi man tokia mintis, kad gal tiesiog mes neįvertinam, kiek laiko praleidžiam darbe, jeigu taip galvojant, kad, nesakykim, plius minus praleidžiam 8 valandas. Ar jeigu 8 valandas dar miegam, ar ne, ten kažkoks poilsis, buitis, tai didžiulė tavo gyvenimo dalis eina arba produktyviai, arba mes ją tik imituojam. Aišku, galima suprasti žmonės, jie vaikštai parduotuvėje, jiems reikia uždirbti pinigus, šeimos, kreditai, visa kita, bet tas profesijos teisingas pasirinkimas, jis tiek bazinis ir tiek svarbus žmogui, visokiojopam augimui yra. Tai mokytojas šitoje vietoje yra ta figūra, kuris yra labai, labai reikšmingas, arba padės, arba pristabdys, o gal ir iš viso sustabdys. Lietuvoje mokytojo profesija, manau, kad šiek tiek yra nuvertinta. Vienas dalykas, tiem, kam sovietmečiu teko mokintis, ar ne, aš pats irgi to laikmečio esu, ten buvo vieni dalykai. Po to tų mokytojų gyvenime vėl sutinki pačių įvairiausių. Bet kaip kažkada gal buvo ne tai, kad negarbinga, kažkas tai dirbo, negarbinga būti valytoje, ar ne, tai dabar mokytoja ta profesija, jinai irgi gal nėra tokia labai prestižinė, aš kalbu apie Lietuvą, bet šiaip būti mokytoju yra faina. Ir pažiūrėkim skandinavus, mokytojai yra gerbiami. Mokytojai turi papildomų kažkokių socialinių garantijų, jų darbo užmokestis nėra mažas, ar ne, kad jie galėtų ir pakeliauti, ir pasižiūrėti, ir nueiti kultūrinius renginius, gyventi normalų gyvenimą. Tai šioje vietoje aš manau, kad mes dar turim kur tobulėti, bet vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio. Jeigu tu dirbi dėl pinigų, tu niekada tų pinigų neturėsi. Jeigu tu dirbi dėl to, kad tau yra įdomu, tie pinigai jie ateina. Be abejo, visiems mums reikia susimokėti mokesčius, nusipirkti, valgyti, kūras pabrango, dar kažkas pabrango ir taip toliau. Bet tai yra ta kasdienybė, į kurią gal nereikia koncentruotis ir ieškoti kažkokių pozityvesnių dalykų, nes kas mums kūrė nuotaiką? Kūrė mes patys. Aš atsikeliu ryte ir aš einu į darbą, tai man tai yra tokia, kaip sako, susirask mėgiamą darbą ir tau nereikės dirbti. Tai tiek virtuvė, tiek dabar mokytojo ta profesija. Man tai yra tie dalykai, kurie natūraliai man yra pačiam įdomus. Nes mokini kitus, mokiniesi pats augiau galimybių aukti, mes turim pas mus Michelino šefai atvažiuoja, Bocuse šefai atvažiuoja, tie, kurios yra pasaulinio lygio žvaigždės, tu turi progą iš jų išmokti kažkokių naujų dalykų ir taip toliau. Beveik kiekvieną dieną savo savišvietai aš skiriu 1,5–2 valandas. Tai mokinuosi užsienio kalbų žodžių, mokinuosi naujų virtuvės dalykų, kad neatsilikti nuo to, kas vyksta pasaulyje. Tai yra komunikacija su kolegomis, kurie gyvena ne Lietuvoje ir Lietuvoje. Dažnai sulaukiu žinučių, kažkam patarimo reikia, kažkam pagalbos reikia. Tai visa tai yra kasdienybė.